Ugnė Karvelis ir Lietuvos UNESCO paveldas. Ugnė Karvelis gimė 1944 metais Noreikiškėse. Jos tėvai Veronika Karvelienė ir Petras Karvelis buvo išsilavinę žmonės ir valdė Noreikiškių dvarą. Čia mes matome Ugnę Karvelį savo natūralioje aplinkoje, prie knygų lentynos, skaitydama knygą. Bet kažkas jai vyksta, ji nori daugiau. Nuo pat mažumų Ugnė Karvelis turėjo ugnį širdyje. Ugnis, kuri Lietuvos grožį išsaugos ir nuomonę apie ją pakeis. Pirmiausiai, jai reikėjo įtikinti UNESCO, kad Lietuva yra pasaulio paveldas. Ji buvo pasiruošus savo kalbą, jos žodžiai tvirti, jos figūra drąsi. Ji įžengė į direktoriaus kabinetą ir tarėsi dėl Lietuvos. Kalbos buvo aršios. Gal keli smūgiai buvo padovanoti, bet viskas buvo gerai. Ir 2 Lietuvos vietos buvo įtrauktos į UNESCO paveldo sąrašą. Pirmasis paveldas – tai Vilniaus senamiestis, gražus, gyvybingas, spalvotas. Vilnius buvo Lietuvos centras nuo pat 1323 metų. Žinomiausia senamiesčio dalis – Gedimino bokštas. Kaip kumštis iškeltas prieš Vilnių, šis bokštas parodo, kokia Lietuva stipri buvo ir kokia stipri ji bus. Vilniaus senamiestis į UNESCO paveldo sąrašą buvo įtrauktas 1994 metais kaip puikiai išsilaikiusio viduramžių miesto pavyzdys. Ir dėl Ugnės Karvelės pasiekimų Vilnius yra įtrauktas, ji nušoko. Antrasis paveldas – Kuršių nerija. Tai išskirtinis pusiasalis su smėlio kopomis. Daugiau nei 3000 metų gyvavęs kultūrinis Lietuvos paveldas tik 2000 metais buvo įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą. Kuršių nerija skaitoma viena iš gražiausių Lietuvos vietų. Su aukštomis pušimis, smėlio kopomis, žole ir jūra šis vaizdas yra mirtinas. Tik dėl Ugnė Karvelės darbo Kuršių nerija gyvuos ir toliau. Dėl Ugnė Karvelės nuopelnų Noreikiškių vidurinė mokykla buvo pervadinta į Ugnės Karvelės gimnaziją. Su jos palaikymu mokykla įsigijo naujų kompiuterių ir suremontavo gimnaziją. Jos vardu buvo pastatytas ir 4. aukštas, kuriame iki šiol mokiniai ir mokytojai dirba ir mokosi.